Alsėdžiuose paminklas partizanų. Žemaičio apygardos Alkos ir Šatrijos rinktinių partizanų užkasimo vietą. Ignas Lupeikas, Zofija Lupeikaitė, Marmontaitė, Bedžionė. Daug čia jų. Arlauskas, Berenis, Berenytė, Bubenė, Gailis, Grigutis, Kaunackas, Pocius, Briedis, Bugnas, Rambutė, Panskutis. Norėk pirms. Kirpščių kaimo kapinaitis. Tai trumpai čia tokia kaip ir legenda, kad šito keliu važiavęs likti Mykolas Oginskis gal 19 amžiaus pabaigoje iš Mažeikių geležinkelio stoties į Plungę į savo dvarą. Ties tą vietą maždaug jo karietą užpuolė vilkų gauja. Ir jau bijodams, kad juos gali sudraskyti tie vilkai, ponas įsakęs vieną žirgą paleisti, kad tie vilkai nuo jų atstotų, ir jie paleidę tą vilką ir grįžo taip į Plungę. O tas žirgas buvo vienas geriausių Oginskio žirgų, jam jo buvo gaila. Ir kitą dieną, ir tos dienos lygiai ir vakarą tas žirgas grįžęs į dvarą visas kruvinas. Tai jie kitą dieną sarkliai čia atvažiavo į tą vietą pažiūrėti, kaip jin atrodo, radė ar 4 vilkus užmuštus. Tokį. Tai esam prie Alkos kalno. Vilkų alkakalnis dar vadinamas. Jis daug aukštesnis, ten nuo pačios neatrodė, kad jis toks aukštas. Aš galvoju, toks neauks. Žodės. Čia galimai stovėjo kryžius medinis. Ir tie akmenys buvo kaip ir skirti prilaikyti jį. O kaip ir kryžius turbūt supuvo, nebeliko tokia vieta įdomi. Živutės jau pradėjo žydėti. Žemaitijai. Stasys veda prie seno ąžuolo, kur melsdavo žemaičių. Toks slaptas ąžuolas kažkur yra. Nežinau, ar jie melsdavo. Melsdavo, aišku. Ne, čia nežinodams, ne. Yra? Va tiesiai rimtai. Čia irgi kalniuks toksai. Tarp tokių upelių, pelkėtų vietų. Tai va tas ąžuolas.
šimtametis. Nu, gali būti kokie 300–400 metų. Tai dabar einam apžiūrėti Sorų koplyčios. Koplyčios kažkur. Ir pužiokai. O ta kažko nejuda. Nu, draugė nušuliavo. Bėga. Ir čia, kaip ir tokie istoriniai šaltiniai, sako, rašo, ar manoma, kad po šito kalno turėjo būti partizanų bunkeris. Bet iki šiol nėra patikrinta. Ir čia kažkaip įėjimas į tą bunkerį buvo, kažkur vedė tunelis iš toliau šitą miškį. O kai ją remontavo, kažkodėl kas pagrindim netikrino. Tada tokia kaip ir mišlė yra. Čia esam dabar ant Žernių piliakalnio. Kaip ir jokio informacinio ženklo čia nėra. Bet žemėlapį pažymėta piliakalnį. Bet kodėl to ženklo nėra? Aš tikrai nežinau, kam tai bus. Tikrai, tai čia dubė kažkokia bunkeris buvęs. Aha. Man panašu, kad jie ims. Ir plius, matai, va, palei šlaitą. Aišku, nežymus, bet ten tokie pylimai, va. Nežinau, kiek šitų metrų, koks, nežinau, 50, daugiau gal. Tai visas tos kalnas toks įdomus, ne? Tai daug tokį, ir matai, čia va, nusileistam upeliukas, paskui vėl į kalną kils toks. Čia tai konkrečiai bunkeris jau. Mhm. Nes jie ims, taip. Jo. Alsėdžių kapinės. Čia palaidotas advokatas, signataras Stanislavas Narutavičius. Grob Narutovič. O jo brolis buvo pirmasis Lenkijos prezidentas, kurį vienas Lenkas jį nušovė gan greitai. Tai tokia vat istorija. Vienas brolis buvo Lietuvos signataro, o kitas buvo Lenkijos prezidentas. Taip ir žemaičiai, sakyk. Nu tai gali būti kaip kiaušinė turbūt. Tai šaltinėlis. Ir kažkur netoli, draugas sako, galbūt tas iš šaltinio upelis vadinas Blindupiu. Arba Blindos upelis yra. Ar šitas, ar kažkur netoli. Ir, nu, legenda sako, buktai Blinda arklius girdės tam upelį. Tai netoli Alsėdžių. Gal papušims buvo koks nors. Pavyzdžiui. Ką mes čia radom? Gal kokį Tokį. podų šūkis gal. O tenais. Čia aplytus galas, galiukas koks. O čia buvo viskas, kur merausi buvo. Greičiausiai, kažkoks žvėris išrausi ir... Dar vieni radiniai. Kaip podo kažkokia šūkė. Čia kaip stiklo šlakas gal. Dar iš vieno, kur merausi, va toks rastas irgi. Molio gabalėlis ir čia kaip ir tokios linijos įbrėžtos. Tai čia tokia koplytėlė yra, kaip ir ant kranto prie Platelių ežero. Sakyk. Tai čia prieš mus yra Pilies sala Platelių ežerai, taip? Ateities planuose bus, kada nors su valtim nukeliaut, nuplaukti iki tos salos. Nes toj saloj buvo kaip ir ne viduramžių, gal renesanso laikų pilis.
Bonos Sforcos. Ir čia ėjo tiltas į tą salą kažkur, ne? Iš čia kažkur turėtų būti. A, iš čia. Tai būtų įdomu ten irgi apžiūrėti, nes kaip ir ar ten yra pilies kažkokių liekanų, akmenų, tai va įdomu patyrinėti tą salą būtų. Yra tikrai. Yra daug plytų, nuolaužų ir įmanoma rasti tas plytas. Tai kaip ir įrodyms, kad kažkada pilis stovėjo. Nu, žodžiu. Viena iš ekspedicijų vasarą galvoju su Stase nuplaukt, kaip sakė, su valtim į šitą pilies salą. Šitą ežerą.